bičiuliai, su jumis Saulius Vinslauskas, statome jums išskirtinės terasos jūsų namams. Ir šį kartą mes kalbam apie... Testavom dvi sistemas. Internete yra labai daug komentarų. Šita pusė yra Kama, šita pusė yra Esvė. Neprisispaudžia prie lentos. Esvė ar Kama. Tai va. Važiuodami į Lenkiją mes turėjom tikslą ne tik padaryti 100 kvadratų lauko kavinę, bet ir ištestuoti dvi šoninio tvirtinimo sistemas. Pradžiai, kas nesat susidūrę su šoninio tvirtinimo sistema, tai yra ta sistema, kai varžtas veržiamas per lentos kraštą ir iš viršaus nėra matyti jokios varžto galvos. Tai ką mums tai duoda? Tai duoda tai, kad mes neturim vizualiai tai yra gražiau. Antras dalykas, nėra varžto galvos viršui, tai nėra potencialios vietos, kur kauptis vandeniui. Nėra kur prasidėti puviniui, nėra kur atpleišėti, nėra kur kauptis pašinam. Tai va, daug pliusų, o minusų ko gero nematau šitoje sistemoje. Pirmi šitą sistemą išrado Kama 2011 metais, tai yra iš Amerikos atvažiavus idėja, mintis. 13 metais jau skandinavai ją naudojo, o 15 metais atėjo į Lietuvą. Esvė pasirodo šiek tiek vėliau. Tai va, tai Esvė galima sakyti, kad jie pasėmė tą idėją, principą iš Kama, bet konstrukciškai tai yra visiškai skirtingos sistemos. Tai nėra, kad kažkurio kopija. Tie, kas mus stebėjote, matėt, kad mūsų 100 kvadratų terasa faktiškai susidarė iš dviejų dalių. 50 kvadratų viena pusė, 50 kvadratų kita. Ir vieną pusę veržiam su vienu įrankiu, kitą su kitu. Pradedant visą šitą kalbą, norėčiau padėkoti tiek MDS terasam, kurie yra atstovai Kama varžtų, tiek Esvė atstovybei Lietuvoje, kurie mums suteikė šitos įrankius. Nes kai mes paskelbėm, kad mes testuosim šitas sistemas, susisiekė ir viena ir kita pusė, sakė, mes nebijom, bet kokia tiesa būtų, drėbti akį žmonėm taip, kaip yra. Mes garantuoti savo brandą. Tai va, o Esvė, su Kama mes jau dirbom daug metų, todėl tie 4 komplektai yra mūsų nuosavi, o čia jie tiesiog suteikė galimybę mums pilnai dirbti, pilną koją, kaip pavadinu. Ne tai, kad duoti vieną aparačiuką ir pasibandyti ir tada galbūt kažkokias išvadarys, bet mes sakėm, mes norim padaryti darbą, lygiai taip pat kaip ir su Kama, mums reikia 4 įrankių, kad visa komanda galėtų pilnai dirbti. Valia, mes tai ir turim. Taigi grįžę iš kelionės mes atsisėdom, šiltai prie židinio nuslaukė stūgio vėjo ir pabandėm savo įžvalgas ir patyrimus pateikti jums per tam tikras prizmes. Tai yra ekonominė, konstrukciniai ypatumai, varžtų ypatumai, nes tai yra sistemos su skirtingais varžtais. Ir savo rekomendacijos pastebėjimai, ką mes kaip profesionalūs terasų montuotojai galime pasakyti apie šitas dvi sistemas. Pirmas kriterijus, pagal kurį išnagrinėjome šitas dvi sistemas, tai yra finansai, ekonominė prizmė. Ir mums daug nereikėjo, tiesiog atsidarėm Google LT, įvedėm šoninio tvirtinimo sistemą ir ką mes išskaičiavom, ką mes įskaitėme, kokį pastebėjimą. Tai yra Kama. Dabar patys aparatai, ne? Kama 79 eurai, čia Esvė 95. Tai yra kaip ir 25 eurais beveik brangesnis pats įrankis. Bet toliau, varžtai. Nes kad padarytume terasą, jums reikalingi varžtai. Tiesa, prieš pradedant gilintis į varžtus ir varžtų kainas labai pabrėžiu vieną dalyką. Yra 3 tipų varžtai. Tai yra plieniniai, tai yra nerudienčio plieno A2 ir nerudienčio plieno A4. Tai yra 3 tipų varžtai, kurie turi savo specialią paskirtį ir negali, pavyzdžiui, lyginti plieninio varžtą su nerudienčio plieno varžtu. Nes tai yra, kaip lyginti Žigulį su Mercedes. Tai yra arba, tarkim, lyginti sportinį automobilį su Land Cruiseriu, pavyzdžiui, ne? Land Cruiseris bekeliai, sportinis asfaltu. Tai yra 2 nesulyginami dalykai. Tai va, tai noriu akcentuoti, kad Kama turi ir plieninius varžtus padengtus jų patentuota Protech technologinė danga, turi A2 nerudienčio plieno varžtus, kuriuos rekomenduoja veržti į maumedį ir termomedieną, ir A4 nerudienčio plieno, kuris yra sparesnis dervom, rūgštim ir panašiai, tai yra kietmedžiai lapuočiai. Esvė, kiek teko bendrauti su jų atstovais, jie neturi plieninių varžtų, nes pas juos mintis yra tokia, kad varžtas įsuktas pro šoną ir atsidaro skylutė. Tenais kaupiasi nešvarumai, dulkės, purvai ir panašiai. Ir tas varžtas yra pakankamai, turi dirbti pakankamai agresyvioj aplinkoj
Ir tada, kad jis laikytų, reikia bent C4 atsparumo klasės, ką tarkim, jų galva nerūdijantis plienas padarytų kur kas geriau. Todėl jau plieninių varžtų net neturi, o turi tik tai A2 nerūdijančio plieną ir A4. Tai vat, reikia šitą iškart akcentuoti. Gerai, pakuoti. Iškart krenta į akis tai, kad Kama pardavinėja savo varžtus skirtingais įpakavimis. Tai yra 100, 350, 700 ir 1750 varžtų. Imi daugiau varžtų, automatiškai kaina mažėja. Ir, tarkim, jeigu mes turim 100 varžtų perkam, mums vienas varžtas gaunasi 13 centų. Jeigu mes perkam didelę dėžę, 1750, mums jau 8 centai gaunasi. Nerūdijančio plieno atitinkamai, matote, yra brangiau. Bet, jeigu mes lyginsim, tarkim, analogas SV parduoda tik 250 varžtų pakuotės. Paprastam vartotojui galbūt yra paprasčiau, kai tu atėjai į parduotuvę, matai dėžę ir tu žinai, kiek tau reikia ir pasiimi tą dėžę ir žinai, kad gavai mažesnę kainą. SV truputėlį nuėjo kitų kelių, tai yra jie daugiau užsima didmeną. Jeigu tu turi 100 kvadratų terasą ir sakai, man reikia, kiek čia reikia, 4000 varžtų, eini pas vadybininkas, kai klausyk bičiulį, man reikia 4000. Ar gali padaryti geresnę kainą? Jis tikrai sakys, taip, galiu. Ir atitinkamai, kur jūsų dėrybiniai sugebėjimai, bet tokią kainą jūs ir spausim. Bet įdomiausia tai, kad kainos atžvilgiu lygint nerūdijančio plieno varžtą, SV gali pasiūlyti beveik tą pačią kainą, ką Kama su plieniniu varžtu. Bet čia kalbu profesionaliem montuotojam arba didmenos kainą. Jeigu jūs esat paprastas žmogus ir jūs norite susimontuoti 20 kvadratų terasą, gal čia ir nebus toks labai svarus argumentas. Dabar jeigu atkreipsim dėmesį tos lentelės daly, kur yra tik tai nerūdijančio plienų kainos, matot netgi tos kainos, kurias ištraukiau iš interneto, SV vienareikšmiškai yra kur kas pigesnis variantas. Ir jeigu jūs darote terasą, kuriai reikia nerūdijančio plieno varžtų, tai yra maumedis, tai yra termomediena, vienareikšmiškai pigesnis variantas yra SV varžtai. Saulė leidžiasi ir testavimo diena baigėsi. Šiandien mes suklojom dar papildomą 80 kvadratų. Šita pusė yra Kama, šita pusė yra SV. Ir galėsim papasakoti savo įspūdžius, pastebėjimus ir mintis. Bet pradžiai sausa teorija. Yra Kama, du įrankiai. Vienas 85-125 glėbė lentas ir antrasis Pro įrankis 129-148. SV, mažasis įrankis. 81-110, didysis 110-150. Dabar man asmeniškai, kadangi aš labiau dirbu su pušim, labiau mėgstu, nes aš per savo karjerą esu padaręs kiekvieną maumedžio terasą ir ta pati buvo 120, tai faktiškai aš 120 neišlendu. Man labiau universalesnis įrankis yra šitas, nes jo glėbtis yra 81-120 ir kai 125, jeigu dirbi su lentom 120 ir tau šonus reikia prisiaurinti, tarkim 10 iki 100 mm arba tarkim yra siauresnės standartinės pušinės lentos 95, man užtenka vieno įrankio, kuris glebia ir 120, ir 85, ir siaurasis, ir 120. Šitas įrankis jau 120, mažasis įrankis nepaims. Jisai ima tik tai 110, jeigu aš mažiau susiaurinu, man jau reikia mažojo brolio. Tai va, kas dirba su 120, faktiškai šitas yra universalesnis. Dabar konstrukcija. Internete yra labai daug komentarų, kad SV yra nepatogus, nes jo uždedi ir reikia prispausti iš viršaus. Bet patikėkit manim, tai yra įpročio reikalas. Taip, šitas dalykas yra paprastesnis, nes tu uždėjai ir jisai pats grįžo į savo poziciją. Taip, yra, jeigu atkreipsi dėmesį, paspaudžiau ir spyruoklė jį grąžino. Man nereikia daryti antro judesio, kad jis suspaustų lentą. SV šiuo atveju aš uždedu ir man reikia suspausti. Aš turiu padaryti du veiksmus. Bet, taip, šito įrankio aš uždėjau, įdedu du varžtus ir aš turiu galimybę prispausti. Vieną varžtą, antrą varžtą. Šiuo atveju šitas aš dedu, įspaudžiu ir toliau man nereikia, jisai pats laikosi. Jo nereikia laikyti, įsikibus. Tiesiog užtenka pirštu prilaikyti varžtą į vieną ir į kitą. Atleidžiu, einu. Įgudus tikrai tai nėra privalumas, kad jisai vieną ranką užsideda, nes
Šitą įrankį užkabinys prisitraukia, šitą pritraukia ir jis pats labai tvirtai įsikibęs. Plius, kamo kojelės yra konusinės formos, piramidės. Tai yra tam, kad tau po viso įgręžimo būtų lengviau ištraukti patį įrankį. Bet kas gaunasi, jeigu tu pušinės lentas darai ir jinai yra kreiva, tu kartais net nepastebi, kad jisai iki galo neprisispaudžia prie lentos. Ir tada, kai įrankis neprisispaudęs ir lieka čia tarpelis, jisai gręžia varžtą į lentos kraštą. Ir tu to faktiškai net nepastebi, ypatingai jeigu visa diena yra dedu, sukišu, suku, dedu, kišu, suku. Ir tie dalykai išlenda. Su esve to dalyko nepastebėjom. Tu prispaudi, pridėjo ir plokštuma automatiškai prisispaudžia. Tai va, kamo turi tą dalyką, kad jisai yra pabėga šiek tiek. Kamo konstrukcinis ypatumas yra tai, kad tu didini kojelės tą apglėbimą kas 5 mm. Čia atsisuka ir šita galinė kojelė kas 5 mm didinasi. Kai mes dirbam su pušinėm lentom, standartas 120 teorinis plotis. Realiai atvažiuoja nuo 11,8 iki 12,5. Lentos vaikščiojimas pločio yra daugiau negu 5 mm. Ir kas gaunasi? Tu turi pušinę lentą ir nežinai, kas tau ateis. Tu nusistatai 12 mm. Jeigu yra per siaura lenta, 11,8, tavo varžto galva nedalenda į lentą, jinai kiša, ištraukia įrankį, turi priveržti. Jeigu pas mane atėjo 12,3, 12,4, tai yra per plati lenta, aš įrankio jau nebeuždedu. Tiksliai nebeuždedu. Aš tada turiu jį privartauti, kažkaip tai daužyti, kad jisai užsinertų ant lentos. Tai va, čia yra kamo konstrukcinis toks nepatogumas, ko esvė neturi, nes jisai iškart 110-150 uždėjo, obas. Jo glėbties intervalas yra kur kas didesnis. Prisispaudžia, puikiai laikosi. Tai va, vertina ergonomiką ir montavimo greitį mes faktiškai nelabai galim sakyti, ar viena ar kita sistema yra geresnė. Nes mes pirmiausia sumontavom 50 metrų su kamo sistema, o vėliau montavom su esvė. Ir taip gavosi, kad mūsų lentos turi vienas priešais kitą sueit, gražiai pagal pločius, būti lygiuoti ir panašiai. Tai sukdami tą pusę, kuri buvo su esvė sukdami, mums reikėjo matuoti lentas, kad jų plotis atitiktų su tai, kas yra kamo pusėje. Ir tas užtruko pakankamai daug laiko ir mes negalim pasakyti, ar tai viena ar kita sistema yra greitesnė. Mano supratimu ir tai, ką aš patyriau, tarkim, paėmęs vieną ar kitą įrankį, kamo yra draugiškesnis neįgudusiom rankom. Tai va, bet profesionalo rankose aš manau, kad šitie įrankiai vienodai greiti ir vienodai patogūs. Tarpai tarp lentų. Kamo turi 1,6, 3,2 ir trečias pasirinkimas 4,8. Šito esvės 2,5, 5. Bet dabar yra didelis skirtumas tarp šitų dviejų įrankių, didinant, keičiant tarpo plotį. Kamo, taip, plotis reguliuojasi papildomos kojelės principu. Keičiasi kojelė, jinai formuoja tarpą. Tai faktiškai, jeigu tau reikia kito pločio, tau reikia kitos kojelės. Bet viršutinė gaunasi 4,8 standartas, jis neišsiima. Bet tu, kai siaurini šitą kojelę, kas gaunasi? Pavyzdžiui, 4,8 gražiai įgręžiai per šoną į lentą. Tu turi 3,2, tavo varžtas įeina į lentą šiek tiek aukščiau. 1,6, jisai faktiškai gręžia į kantą lentos ir viskas labai šauniai matos. Ir kas blogiausia, kai tu dedi įrankį lentos, vienas kraštas gręžia į kantą, o kitas standartas yra 4,8, jis gražiai gręžia į šoną. Ir gaunasi taip, kad tavo lentos, vienas kraštas, vienam krašte varžtai sugręžti į kantą, o kitam gražiai į šoną. Esvė principas. Tu turi standartinį 2,5. Jeigu tau reikia pasididinti plotį,
Yra papildomos plokštelės, kurios dedasi iš viršaus. Prasiplatina šitą. Pats varžto padavimas į skylę nesikeičia. Tai faktiškai abu du šonai lenda varžtai į tą pačią vietą. Nesvarbu, ar tu dirbi 2,5 ar 5 mm tarpeliu. Plius, jeigu tarkim mes kaip dirbam su spakso sistema kombinuota, aš tu nusistatęs 2,5 tarpelį, aš galiu laviruoti, koreguoti pagal lentos plotį. Aš galiu nusistatyti 3 mm, man šitas įlys labai šauniai. Aš galiu nusistatyti 4, man įlys, galiu 6, man įlys. O su kamo aš faktiškai turiu iš anksto žinot, arba tarkim būt pasiruošęs tų kojelių, kad jeigu atvažiuos lentos, tai man reikės keistas kojelės. Čia yra truputėlį nepatogumas su tais tarpais, nes kamo, jeigu tu nusprendai 4,8, tai ir varysi. Esvės, tu turi laisvę laviruoti. Kągi, šitoj vietoj vėl grįžkim į šiltus namus. Va taip atrodo kamo kojelės. Ir jeigu tau reikia keisti tarpą, tau reikia ką padaryti, reikia išimti šitą kojelę ir ją permontuoti. Tai va, ir skiriasi montavimo metu būtent storis, kuris formuoja šitą tarpą tarp lentų. Esvės sistema, kaip ir minėjau, tai yra papildoma plokštelė, kuri dedasi iš viršaus ir šitoje vietoje jinai visiškai neįtakoja pirminio varžto kelio, kuris buvo prie 2,5 tako. Tai va, galbūt čia net ir 7,5 galima įterpti, nes čia matau vietos yra iki daug. Tai va, tik tai, kad reikia tada ilgesnį montavimo varžtelį turėti. Tai va, žiūrėkit, šitoje vietoje aš jums kaip pavyzdį tokį muliažą padariau. Tai va, 3,2, 4,8 kamo įrankis. Jeigu būtų 1,6, jo mano skylė būtų va, pačiam kante. Esvė 2,5, ar 2,5, ar 5, ar 7,5, ar kiek ten bedarysit, skylė va, varžtas eis šitoje vietoje. Kamo tai taip deklaruoja, kad išėjimas vieną galinę jų kojelę, tu su viršutinė kojelė gali versti bet kokio pločio lentas. Bet, turint omeny, kad šitas aparatas, kad jisai tvirkai priveržtų, reikalauja tvirto prispaudimo prie lentos ir kad net keltų, veržiant varžto, net keltų pačio aparato nuo lentos, tai aš šituo jų teiginiu labai nuoširdžiai abejoju, ar tikrai tas veržimas gautųsi toks korektiškas. Juolab, kad čia greičiausia kalba eina apie siauras lenteles, o siauros lentelės mažiau negu 85-81 veržiasi tik tai ant fasadų. Tai tarkim, su tokiu pasiūlymu dėt aparatą, dėt varžtą ir bandyti išlaikyti, aš nuoširdžiai abejoju, kaip gaušis, kaip įsiverš ir kokios kokybės tas skylė bus. Tai va, tarkim, tokiu atveju, kai yra siauros lentelės, mes geriau naudojam, prisišaudom pačią lentelę su apdailiniam vinutėm, 1,2 su vinešaudėm ir tada varžtus, smailius varžtus veržiam iš šono tiesiogiai be jokio įrankio. Tada tikrai gauna šį tiksliai ir gražiai. Aišku, žaidimo, kaip sakė mūsų Dakaro chebra, reikalų yra tikrai daug reikalų. Gerai, dabar varžtai. Varžtai šitų sistemų yra visiškai skirtingi. Kamo yra bukas, šitas yra su strėlytės. Dabar kamo yra užpatentuota varžto konstrukcija tam, kad bukas gręždamas neskeltų medienos. Dirbdami su esvė irgi nepastebėjo, kad tas strėlytės keltų. Tiesiog čia yra bukas gręžiasi, čia yra smailas. Tik tai reikia per jėgą nevaryto varžto, kad nebūtų skelimo, nes ta strėlytė irgi išgraužia skylę. Dabar kamo varžtas yra plonesnis, jisai yra 3 mm pats varžtelis, o 4 mm galvutė. Esvės deklaruoja 4,8 ir jo galva yra didesnė. Ir ką mes gaunam, jeigu yra kamo plonesnis, esvė storesnis? Pirmas dalykas, švariau įlenda į medieną. Esvė išdrasko šiek tiek skylės ir jeigu eini, tikrai yra pašerpetojęs tos varžtų įlendimo vietos, o kamo yra gražiau įlendę. Dar vienas kurį dalyką, lyginant nerūdijančio plieno. Nerūdijančio plieno varžtus. Nes mes šitoj terasai veržiam esvę su nerūdijančio plieno varžtais, o paskui darom pandusą su kamo nerūdijančios plieno varžtais. Ir kadangi kamo yra plonesnis varžtas, tai dirbti su tais nerūdijančiais plienais, minkšto metalo varžtais, yra tikrai keblų ir sudėtinga. Tokia precizika, kur reikalauja ir įgūdžio,
ir pajautimo įrankio, ir neperspausto varžto. Ir jeigu kalbėti apie tai, kad montuojant terasą būna atveju, kai reikia demontuoti kažką, kažkur pabėgo ten, apsižiūrėjai, reikia atleisti varžtus. Tai mes turėjom tokią situaciją ir šitoj terasai. Mums reikėjo išardyti kažkur 10 kvadratinių metrų tos dalies, kur buvo sesija suveržta. Tai faktiškai iš 200-250 varžtų atleidžiamų, gal tik 3-4 galvos prasisuko ir tos pačios buvo vieno žmogaus zonai. Tai šitoj vietoj, sakyčiau, tai nebuvo konstrukcinis esvė problema, o daugiau žmogaus įgūdžių stoka, nes tai yra vieno žmogaus zonai. O kai mums reikėjo panduse išimti vieną lentą, nes ten ilgis truputėlį nesutapo, vėliau apsižiūrėjom, tai faktiškai iš 8 varžtų mes nesugebėjom atleisti 6. Tai procentas žiauriai didelis ir kamanė rudenčio plieno varžtai man pasirodė, kad jie nėra, jie yra preciziški. Ir veržiasi kaip taisyklė į vieną pusę. Jeigu nedaug dievė reikės demontuoti kažką, tai jau jūs turit problemą. Dar teko ką girdėti apie kamo varžtus, kadangi jie yra ploni. Jeigu pataikai sukdamas į šaką, jų prasisuka galva, lūžta ir panašiai. Kadangi mes dirbam su pušim, karkasas mūsų buvo iš klijuoto maumedžio, mes šito dalyko nepastebėjom, nes karkase mūsų tiesiog šakų nebuvo. Tai mes nepataikėm, neturėjom šakų, nepataikėm ir negaliu patvirtinti, ar pataikius tikrai nusisuka. Kalbant apie varžtų skirtumą, dar reikėtų paminėti tai, kad montuojant terasą kartais būna tokių situacijų, kai tu negali uždėti nei vieno, nei kito aparato, pavyzdžiui, arti sienos, laiptą pradedant daryti ir tada tenka gręžti varžtą iš šono tiesiog be aparato. Tai yra vienas iš tokių variantų, gali tiesiog gręžti skylės ir veržti bet kokį varžtą, tiesiog ir tiesioginio tvirtinimo. Arba kitas variantas, tarkim, mes kaip darom, arba naudojam esvės, yra tokie varžtai, kurie yra labai panašus į tai, ką yra HDS įrankį naudojami, bet jie yra apvalūs ir smailė galva, arba naudojam tas pačias strėlytes. Nes to pačia strėlyte nieko daug nereikia, tiesiog ant didesnio greičio prasuki skylę, jis gražiai įsiverčia ir įvažiuoja. O čia, pavyzdžiui, matot, tai yra skylė, įgręžta su esvė įrankiu be jokių papildomų priedų. Dabar šitų dviejų įrankių rungtyniavimą šoninėme tvirtinime, kada tu tvirtini šoninės lentas, teraso šonus, fasadą ir visą kitą. Tai kamo tikrai yra pakankamai keblus su juo, nes jisai savaime nenori laikytis, turi prispaust, varžtą jeigu įdedi į viršų viskas gerai, apatinį reikia dar ir laikyti, įrankį laikyti, varžtą laikyti ir tada gręžti. Esvę prispaudė, jis pats laikosi, kadangi jo varžto laikymo kanalas yra pakankamai ilgas, o varžtas mailas, tu įsmegi varžtus ir jie savaime laikosi. 1, 2 ir viskas prisigrėžia. Tai pasikartosiu, kad esvės varžtas gręžiasi arčiau kanto, arčiau lentos išorė, todėl pačios skylutės labiau matosi negu kamo. Jeigu jums tai nėra problema, tos šiek tiek besimatančios skylutės, o jums reikia daug padaryti, tai faktiškai esvė vienareikšmiškai. Dedu, prispaudžiu, varžtus, veržiu, viskas. Baigiant daryti terasą, mes dar vieną atradimą padarėm. Pas mus gavosi tokia situacija, kad pagal faktą ta terasa turėjo būti šiek tiek mažesnė, nes mums truputėlį blogai atsiuntė išmatavimus tos terasas, o paskui nuvažiavę žiūrim pagal faktą, kad mums nereikia pripjauti terasinių lentų ir ta terasa gali gautis ilgesnė. Kadangi gavosi terasa ilgesnė, medienos mums teko, bet pritrūkom šiek tiek, buvo per mažai paskaičiuota varžtų. Ir esiniai varžtai baigėsi anksčiau negu padarėm terasą. Ir mums iškilo problema, kad mums reikėjo įveržti vidurio liniją, bet esvės varžtų jie neturėjom, o kamo aparatas nelindo. Mes susidūrėm su tokia labai įdomią situaciją. Mes įsipjovėm vidurinę lentą ir mums reikia įrėminančią dėti, bet kamas čia jau nebelenda. Kokią mes problemą turim? Mes neturim... Esvė mums galėtų įlysti.
čia ir mums padėti. Kamas nelenda. Problema tai, neturim esvės varžtų, bet turim kamo varžtus. Kas gaunasi? Dedam esvę aparatą. Dedam kamo varžtus. Imam esvės angalį. Super! Super! Dvi sistemos dirba tarpusavyje. Gaila, mes negalim išbandyti, ar kamo veikia su esvės varžtais. Bet kadangi jų storesni varžtai, tai aš manau, kad į kamo nelystų. Tai va. Kaip matot, išradingo ir sumanos meistro rankose šitos sistemos viena kitą papildo ir negali sakyti, kad viena bloga, o kita gera. Tai va, tas man labai patiko. Ir kągi, jūsų užduotas klausimas, tai kas geriau, esvė ar kama? Žinokit, aš jums pasakysiu taip, kaip aš ir kalbu apie visus įrankius. Nėra įrankio, kuris būtų universaliai geras visur. Tarkim, kodėl mes turim Devaltą, mes turim Festulį, mes turim Hiltis ir netgi Makitos turim. Nes yra sričių, kur, pavyzdžiui, Hiltis yra nepamainoma. Pavyzdžiui, visi žino, kad perforatoriai griovimo darbuose Hiltis ir Boschas analogų neturi. Ten, kur reikia precizikos, pjūvio, niekam nepaslaptis, kad Festulis, numeris 1. Ten, kur reikia medžio apdirbimo darbus daryti ekstremaliomis sąlygomis, šiuo atveju kaip ir mes darom, lietus, šaltis, panašiai, sniegas, žemės, ten mes dirbam su Devaltu. Tai lygiai taip pat yra ir su šito šoninio tvirtinimo sistemomis. Jeigu jūs esat paprastas užsakovas, norit pasidaryti 20 kvadratų terasą ir jūsų norai tai yra kuo pigiau, renkatės vakuuminiu būdu impregnuotą pušį, tai ko gero sakyčiau, kad jūsų pasirinkimas tai yra kama. Nes pats aparatas išsinuomoja, viskas tvarkoja, jisai yra paprastesnis naudoti, ergonominiu atžvilgiu tai yra nereikalauja reikalauja kur kas mažiau įgudimo negu esvė. Kainuodara varžtų yra paprastesnė, nuėjai į lentyną, pasiskaičiau, kiek tau reikia ir iškart gauni mažesnę kainą. Plus, tu gali dirbti su plieniniais varžtais. Plieniniais varžtais, kurių patvarumo užtenka šitai vakuuminiu būdu impregnuotai pušiai. Bet, jeigu tu esi profesionalas ir jeigu tu dirbi daug dažnai ir tau reikia tvirto varžto, pavyzdžiui, ir kartais būna atveju, kai estetika nėra pirmoje vietoje, tai aš sakyčiau esvė, nes kaip ir minėjau, profesionaliems meistrams esvė gali pasiūlyti nerūdėjančio plieno varžtus už paprastų plieninių varžtų kainą. Tai yra labai didelis argumentas. Plus, esvė, kad patogu būtų dirbti, kiek aš susidariau įspūdį, kad tai turėtų būti 2, 3 arba galbūt net ir 4 įrankiai. Jeigu atkreipsi dėmesį jų reklaminėse brošiūrose, reklaminėse filmukuose, yra meistras ir yra kokį, nežinau, nuo 4 iki 8 šitų montavimo aparatų. Pas juos yra sistema tokia, susimauni ties kiekvienu gulekšniu, susidedi varžtus ir tada tiesiog eini verži. Su kama šitas yra pakankamai sudėtinga padaryti. Dar kartą pasikartosiu, visos tos mintys, ką mes dabar išsakės, tai yra mūsų komandos ir mano asmeniškai pastebėjimai. Tai nėra aksioma.